And indeed, production standards, the way that the book is put together technically, has been a very important part of evaluation in many countries in the world. Ir iš tikrųjų gamybos standartai tai yra tas būdas, kaip yra pagaminama pati knyga. Daugelį šalių yra irgi dėmesio centre. The first point I'm making here is that it's necessary to choose a format, a shape of the book, which suits the target audience. Ir čia vėlgi yra svarbus momentas tas, kad turi būti pasirinktas toks formatas, kuris atitiktų tikslinę auditoriją. So again, as we can generalize and say that the smaller the format, the more likely it is to be for a more advanced student or reader. Ir vėlgi galime padaryti bendrą išvadą, kad kuo mažesnis formatas, tuo matyt vadovėlis yra skirtas aukštesnių klasių mokiniams. That is more or less the standard format for most upper primary and lower secondary texts. Toks standartas matyt bus naudojamas daugiausiai aukštesnėms pradinės mokyklos klasėms arba žemesnėms vidurinėms. That second one is a little bit smaller. O čia jau mažesnis. That's only going to be suitable for children who are slightly more sophisticated readers. Tai matyt yra vaikams, kurie jau daugiau ir geriau skaito. Because the text is rather more dense, more compacted. Nes jau čia matome daugiau kompaktišką tekstą. There are usually only 3 or 4 main formats. You'll be familiar with most of them. Ir paprastai naudojami pagrindiniai 3 ar 4 formatai, jūs aiškiai juos gerai žinote. This format is in many ways the most suitable for most school textbooks because you just have more space. O toks formatas yra paprastai tinkamas daugeliui mokyklų ir klasių už tai, kad tiesiog jame yra daugiau vietos. But if you have more space, there is a temptation by the designer and by the publisher to overload, to give too much information. Tačiau antra vertus, jeigu turime daugiau vietos, yra pagunda tiek dizaineriui, tiek leidėjui, kad kuo daugiau informacijos į tą vietą sugrūsti. See, on this double page spread, we have what I think is information overload. Štai matote šiame atverstiniame puslapyje, kaip tik yra tas variantas, kurį aš vadinu tiesiog perkrautų visokia informacija. Too much information. Per daug informacijos. If you look at, I've already calculated it, you've got about 25 different concepts on that. Jau aš čia paskaičiavau greitai, yra maždaug 25 įvairios koncepcijos panaudotos šiame vien tik viename atverstinėme arba 2 puslapiuose. Too much information. Per daug informacijos. And too much for the child to take in and conceptualize. Ir iš tikrųjų vaikui yra per daug vienu metu viską suvokti ir suprasti. You might be okay if you had a good teacher and the teacher was able to mediate between the book and the reader. But without a teacher, that would be a hard double page. Žinoma, jeigu mokytojas yra geras, tai jisai bus tam tikras tarpininkas tarp skaitytojo ir knygos ir vadovėlio. Tada jis galės viską ir geriau patvarkyti. And that is the single biggest criticism which we can usually make about textbooks which have poor design qualities. Too much information. Ir tai yra pagrindinis ir dažniausiai pasitaikantis dalykas, kurį mes dažniausiai ir kritikuojame pamatę ir vertindami vadovėlį. Tiesiog per daug informacijos sugrūsta į vieną puslapį. There might be nothing wrong with the content, nothing wrong with the teaching methodology. Galbūt ten viskas tvarkoje yra su turiniu ir mokymo metodika, tačiau čia mes kalbame apie dizainą. But these good points are obscured by the difficulty of readability. Ir tokiu atveju šitie geri dalykai iš tikrųjų yra sumenkinami, apsunkinant skaitimą. So we have to think about size, shape, format for the intended audience. Todėl mums reikia visada galvoti apie dydį, formatą ir šriftą, kuris turėtų būti skirtas tam tikrai auditorijai. Also, there are other aspects of production which also have an effect on learning. Yra ir kiti gamybos aspektai, kurie taip pat įtakoja mokymosi. And which
and which can get in the way of a child fully appreciating what he is reading. Kurie taip pat gali trukdyti tai, ką vaikas skaito. If the paper is too thin, Jeigu, pavyzdžiui, popierius yra per plonas, then you may have ink showing through to the next page. So, for example, here, tada gali, pavyzdžiui, rašalas tiesiog persispausti į kitą puslapio pusę. the red ink which you see in the charts Štai matome raudonas, čia jau dažas turbūt Might yra be visible. persispaudęs ir jis matosi might be visible on the next page. So you're kitoje puslapio pusėje. introducing a problem for the reader. Ir tai iš tikrųjų sudaro problemų skaitytojui. All these things are important because they are all connected to readability. Ir visi šie dalykai yra svarbus, nes jie susiję su skaitomumu. Now, I know here in Lithuania you do not have a problem with producing books which are suitable for a particular climate. Aš žinau, kad jūs Lietuvoje neturite, pavyzdžiui, problemų gamindami knygas, kurias tiktų tam tikram klimatui. It's just like Scotland. For most of the time, you have to wear gloves when you're reading your textbook. Lygiai taip pat ir Škotijoje, sakysime, daugeliu atveju reikia naudoti tam tikrą didinamąją priemonę, lūpą turbūt vadinasi, skaitant knygas. But if you are producing textbooks, for example, for some countries in Africa, you have a clear decision to make about the kind of paper you use. Tačiau, pavyzdžiui, gaminant vadovėlius Afrikos šalims, reikia visada galvoti apie tai, kokio tipo popierių jūs naudosite. Because extreme humidity affects paper. Nes iš tikrųjų ten yra labai didelė drėgmė, kuri gali ir sugadinti patį popierių. Paper absorbs water. Nes popierius sugeria drėgmę. So unless you choose the right kind of paper for a textbook for West Africa, it will deteriorate very quickly. Jo, tai reiškia, jeigu nepasirinksite tinkamo popieriaus, sakysime, vakarų Afrikos regionai, tai toks popierius labai greitai tiesiog suges. Happily, these are not problems for us in Europe, but I mention them because they are relevant to criteria in other parts of the world. Tai žinoma neliečia mūsų čia Europos kontinentą, tačiau vis tik aš tai miniu todėl, kad į kai kurios vertimo kriterijus, kai kuriuose šalyse tai yra įrašoma. So publishers often have to think about the context in which the book will be used, the environment in which the book will be used. Todėl leidėjams reikia dažnai galvoti apie tą aplinką, apie tą kontekstą, kuriame tie vadovėliai bus naudojami. In one country where I worked, I advised the ministry that they should indicate to publishers that this kind of format was the most suitable for their school children. Pavyzdžiui, vienoje iš šalių, kurioje aš dirbau, tai ministerijai patariau, kad jos patartų savo leidėjams, kad būtent toks formatas vadovėliams yra ten pats tinkamiausias. In other words, a relatively small format, a narrow format. Kitaip tariant, pakankamai nedidelis formatas. And the reason for this was perhaps surprising. Ir priežastis tam buvo gana tokia netikėta. I spent some time going around schools, and I found that because it was a very rainy country, there was a monsoon weather or climate, it rained all the time, children kept their books in their rucksacks. Ir aš ten vaikščiodamas po mokyklas pastebėjau, kad kadangi ten klimatas yra labai lietingas ir drėgnas, musonai visokie pučia ir dažnai lyja, tropiniai lietus, tai daugiausiai vaikai savo knygas laiko savo kuprinėse. So the books had to fit into the rucksacks. O tai reiškia, kad tos knygos turi tilpti gerai į tas kuprinės. Otherwise they would have been soaking wet after a week. Kitaip, jeigu negerai uždaryta arba ne kuprinėje, jos tiesiog sušlaps. So the publisher's decision about format was related to environment and the real world outside the design office. Todėl ir toks formato pasirinkimas tuo atveju priklausė būtent nuo tos klimatinės aplinkos išorėje. I repeat, I realize this is not a consideration for you or for me, but it is a consideration in many parts of the world for publishers and evaluators. Aš jums tai sakau, kad žinotumėte tiesiog, kad galbūt tai jums nėra svarbu, tačiau kitose šalise, kitose vietose pasaulyje tai yra vienas iš svarbių argumentų.
And the same is true. This business of book life, that is true in many parts of the world also. Ir visa tai liečia ir tokį klausimą kaip knygos gyvenimas. And indeed, it's Kabutėse jau. even true in sophisticated economies like our own, like Europe. Ir taip pat būtent ir tokiuose išsivyščiusiuose šalise, kurias mes turime Europoje. So that's why in many parts of the world, book conservation policies are important. Ways of keeping books to last longer. Todėl knygų konservavimo arba ilgą laiką išlaikymo politika tokiuose šalyse yra labai svarbus momentas. Here in Europe, we expect most of our textbooks, most of the countries I've worked in, expect textbooks to last for 3 or 4 years, maybe even 5 years. Ir todėl čia Europoje daugelėje šalių, kuriuose aš dirbau, vyriausybės tikėsi, kad tokie vadovėliai galės išsilaikyti maždaug 3, 4, kartais net 5 metus. That's on the basis of one form using them, give back at the end of the year, another form using them, and so on. Ir tai susijęs su tuo veiksmu, kai vadovėlius viena klasė naudoja, toliau perduoda kitai atėjusiai klasiai ir 2-3 kartus tai daro. And that is why editors in publishing companies and designers need to understand these aspects of production and design which affect the way the books are used. Ir todėl tiek leidėjams ir dizaineriams ir spaustuvininkams labai svarbu žinoti tos momentus, nes tai gali turėti įtakos visiems šitiems dalykams, apie kuriuos mes kalbame. And that is why in many parts of the world, production standards are included in the marks and evaluations which are carried out. Ir todėl daugelį šalių gamybos standartai yra įtraukiami į tą vertinimo aspektus, būtent kai yra vertinami vadovėliai. So, having had this quite brief exploration of the importance of design and attraction of layout, let's try to see if we can put this into practice with a little project. Taigi dabar pakalbėję apie visus šios momentus liečiančius jau konkretų vadovėlių vertinimą, pamėginkime pažiūrėti, kaip praktiškai mes tai galėtumėm atlikti. Question, yes. Klausimas. Čia jūs kalbėjote apie šriftus, apie kitus dalykus ir kaip savotišką dalyką, kuris parodo leidyklos profesionalumą. O pas mus Lietuvoje tas yra nustatyta valstybės. Šriftas, popierius, vadovėlio svoris ir panašus dalykai. Kaip yra kitose šalyse? Ar yra dar kažkur kitur, kur tie dalykai būtų valstybės reguliuojami, ar tai palikta leidėjų nuožiūrai? Geras klausimas, dėkui. This question of production standards is one which I have encountered many times. Labai dažnai manęs klausia iš tikrųjų tokį klausimą apie gamybos standartus. The simple answer to your question is that there are now relatively few countries which have production standards decided by government. Ir trumpas atsakymas būtų toks. Iš tikrųjų yra labai nedaug tokių valstybių, kuriuose šie gamybos standartai yra nustatomi vyriausybės, ministerijos. As I understand it, the idea of production standards or sets of standards, criteria set by the ministry has historical roots. Kaip aš suprantu, toks standartų reguliavimas iš ministerijos pusės turi savo istorinės šaknis. In the days, for example, when Prozveshchenie was the principal publisher for the whole of the Russian territories, Prozveshchenie, they operated on the basis of production standards. Sakysime, buvusios Sovietų Sąjungos laikais leidykla Prozveshchenie buvo tokia? Taip? Va, gerai. Na gerai, ja. Va, jinai tos vadovėlius leido matyti buvusiai visai Sovietų Sąjungai ir turėjo nustatytus savo standartus visai valstybei. But the practice is now quite rare. Tačiau tokia praktika šiais laikais yra labai reta. And of all the countries which are involved in our textbook competition, for example, in Europe, there would be relatively few, perhaps only the Baltic countries, where
standards are decided not by the publisher, but by some official body. Ir mūsų geriausio vadovėlio prizo konkurse iš dalyvaujančių šalių, matyt, toks dalykas, tokie standartai nustatomi vyriausybės yra tik tais Baltijos valstybėse, daugiau nieko. Perhaps that answers the point. I hope Tai so. turbūt atsako jūsų klausimą.